Sveiki, broliukai ir sesutės, senai bebumbėjau ir jūsų prašymų dabar pabumbėsiu truputėlį apie tą terariumo pasaulį, terariumą siaubariumą, kaipgi jame viskas yra, kas ten vyksta ir galbūt ir nevyksta ir panašiai. Na ir panagrinėsim čia tokią biškį temą, tikliau pabumbėsiu apie tokią temą, tai apie visokius klyskelius terariumą. Na tai vat vienas iš tokių klyskelių čia atsiuntė vienas klausytojas, atitinkamus ten video, kur specialistai nagrinėja, žinovai visokie nagrinėja, pagal visokias ten numerologijas, Trumpas ten kem 5 ir kem 7 prezidentas, kem 5-9, reiškia 9, nes 4+5, o kem 7 tai jau gaunas 11, tai vėl 9-11. Tas skaičius išlenda, paskui Biblijoje ten vėl kažkokios eilutės, kurios vėl ten kažką reiškia. Nu, esmė yra tokia, kad čia yra eilinis irgi Nevidono sukurtas, Nevidono tarnų, sakykime, sukurtas proto klyskelis, kad jūs gilintumėtės į tokius dalykus, visokias numerologijas, ten Biblijos eilutės ir taip toliau, sutapimus visokius, kas ką pasakė, kas kur kaip išsireiškė, ten ko nepasakė ir taip toliau. Tai viskas tas yra gal ir gerai, jeigu visiškai neturi ką veikti, neturi kur dėti savo to laiko, sakykime, visiškai neturi jokios kūrybinės gyslelės ir gali užsiminėti tokiom nesąmonėm ir skirti laiką būtent tokiam, kaip čia sakykime, neišgvildenamam ir neįmanoma pasiekti kaip ten pilno žinojimo, sakykime, tokios rytis, kurios yra begalinės, kaip bedugnė kokia, kuri neturi niekada krašto ir pabaigos, jinai visą laiką vis pilamas naujas rautas visokios nereikalingos informacijos, kuri vis labiau ir labiau užkrauna žmogaus, sakykime, protą ir jis tiesiog, eilinis, sakau, kaip ir sukurtas proto klyskelis, taip pat kaip ir teisė. Nei vienos teisės, nei vienoj šalyje, nei vienam normaliam žmogui yra neįmanoma žinoti. Nes vienas dalykas, kad pačios tos teisės apimtis yra ten, nežinau, turbūt 10 tūkstančių, jeigu ne milijonais puslapių skaičiuojant, jeigu A4 skaičiuoti. O kitas dalykas, kad jinai dar po keletą tūkstančių tų puslapių pasikeičia kiekvienais metais. Tai visi kanonai ten, jūrų teisė, tarptautinė teisė, žodžiu, čia irgi toks klyskelis, kur neįmanoma tiesiog jo viso išsiriepti ir nėra nei vieno žmogaus pasaulyje, kuris būtų žinovas, sakykime, ar tai kažkokios teisės, ar ten numerologijos. Yra, sakykime, tokie, kurie galbūt žino truputį daugiau negu kiti ir dedasi žinovais, o iš tikrųjų tai yra grinai tik tais toks informacinis srautas, kaip triukšmas koksai, kuris užstelbia ir užgožia žmogaus, užvaldo, sakykime, tą žmogaus protą ir tada žmogus gaunasi toks kaip suparalyžuotas, jisai visą savo gebėjimus, energiją skiria būtent išsiaiškinimui šitų dalykų arba gilinimui į šitos dalykus, bet kurie niekada neduoda jokios, kaip čia, sakykime, praktinės naudos, didžiąją dalim, sakykime, neduoda praktinės naudos. Jeigu žinai pačius pagrindinius principus, kam ten gilintis, kokie numeriai ten pas Trumpą, ar pas kokį Bidoną, ar pas Putiną, ar pas Nuosėdą, ar pas dar ką nors, jeigu ir taip aišku, kad jie yra, sakykime, vieno veikėjo to Nevidono tarnai, vykdo jo visus nurodymus, juolab, kad visi tie prezidentai tai yra priešai sėdantis, tai tie, kuriuos mato terariumo gyventojai, jie realiai nieko patys nesprendžia, jiems viskas yra nuleidžiama, instrukcijos, ką jie turi padaryti, ką pasakyti, kaip pasakyti, kada pasakyti, kaip apsirengti, nusirengti, pasilenkti, papersti ten ar dar ką padaryti. Tiesiog jie yra kaip artistai, kurie vykdo vaidmenį savo, kurį atlieka savo vaidmenį. O visus tos nurodymus tai jie gauna būtent per visas tas vadinamas Nevidono būstinės strateginės ir taktinės. Tai strateginė yra pasaulio ekonomikos forumas terariume, o taktinės tai būtent tas Jungtinių tautų organizacija ir visokios kitokios mažesnės organizacijos ir panašiai. Tai todėl terariume, sakykime, gilintis į visokias numerologijas, teisės, tai yra grinai tik tais proto įvedimas į akligatvį, į klystkelį,
kuris niekad nesibaigia ir tiesiog savo energijos atidavimas, kaip čia pasakykim, savanoriškas energijos atidavimas Nevidonui. Ne? Tai va, kas čia dabar, ką čia dar esu pasižymėjęs. Na taip, kad visų administracinių teritorijų Nevidono tų tarnų pliurpalai, tai yra irgi dar vienas tas klyskelis, jeigu juos ten sekti ir žiūrėti, kas ką pasakė, kas į ką atsakė, ten ir taip toliau, ir ten gilintis, ir tai ir dar nedaug dievę skaičiuoti tas numerologijas ir panašiai, tai čia tiesiog dar vienas yra proto klyskelis. Tai teroristiniai aktai, dar noriu paliesti teroristiniai aktai, kaip daromi, kaip viešinami, kaip padeda kitų teritorijų administratoriai, sakykime, vienos ar kitos teritorijos. Tarkim, visi teroristiniai aktai yra daromi būtent tos teritorijos spec tarnybų, kurioje tas teraktas yra vykdomas. Jeigu ten Amerikai kažkoks įvyko, tai vadinasi Amerikos spec tarnybos tą teroristinį aktą atliko. Jeigu Europai kažkur, tai Europos atitinkama šalies. Jeigu ten Rusijai, tai Rusijos vadina spec tarnybos, tai atliko. Nes iš tikrųjų teroristų apskritai nėra visam terariume. Teroristų ta prasme, kaip sakykime, dauguma supranta, kad jau čia, žodžiu, tokie labai blogi dėdės, kurie ten eina, visus kitus ten žudo, sprogdina, šaudo ir panašiai. Tai visi teroristai tai yra būtent spec tarnybos Nevidono, būtent tų tarnų sukurtos spec tarnybos ir juos ir organizuoja ir atlieka, sakykime, visus tuos teroristinius aktus. Galbūt ten surandamas netgi kartais koks nors atpirkimo ožys, arba jeigu ir nesurandamas, tai tiesiog suvaidina kažkas nors tą atpirkimo ožę, ale ten jį ten kažkur uždarė, ten paslėpė, dingo, nuteisė, o realiai niekas iš tikrųjų nežino, kaip ten kas ką uždarė, ar nuteisė, ar nenuteisė. Tai dažniausiai tai čia yra tik tiesiog spektaklis dundukams, kurį paskui parodo per tas masinės informacijos priemonės, arba per durnadėžę, sakykime, ir dundukai, aišku, viskom patiki ir tuom jie ir skiriasi, sakykime, nuo žmonių, kad jie tiki Nevidono tarnais, visais tais masiniam informacijos priemonėm, tiki įstatymų kažkokio tai ten teisingumų ir panašiai. Tai va, tai tarkim padaromas teroristinis aktas spec tarnybų vienos šalies, tai kitos šalies, nors ir kad ir kokia ten būtų vaidinama priešpriešą ar panašiai, tai būtinai aišku palaikys, nes visi tie Nevidono tarnai, ale prezidentai ir panašus veikėjai, jie vienas kitą visą laiką palaiko, vienas kitam visą laiką padeda, kad ir kokia ten pasaka būtų bekuriama apie bet kokį ten tą teroristinį aktą ar panašiai. Tai čia, nežinau, pavyzdžių dabar neminėsiu, man atrodo, kad kas turi galvą ant pečių, tas ir pats žino, kokie čia galėtų būti pavyzdžiai. Paskui su karais dar, kaip daromi tie karai, tai nuteikinėjami vienos administracinės teritorijos dundukai prieš kitos administracinės teritorijos dundukus, visokiais įmanomais būdais masinės informacijos priemonių pagalba yra kurstoma neapykanta vieni kitiems, ir paskui, aišku, atliekamas koks nors tai ar tai karo veiksmas, ar teroristinis aktas, tada apkaltinama kitos šalies dundukai, kad jie tai padarė, sakykime, apskritai kita šalis apkaltinama, kad jinai atliko tą teroristinį aktą, bet tas apskritai pasakymas, kad kita šalis atliko, tai toks vaizdas, kad ten gyvena, tarkim, Lietuvoje gyvena Jonas su Petru, atsibudo iš ryto ir jie nusprendė, sako, varom Latvijai, ten susprogdinsi mane, ką nors, taip juk iš tikrųjų nebūna ir taip niekas nedaro ir terariume tokie dalykai nevyksta, nes visi žmonės, tai ar jie dundukai ar nedundukai, jie vis tiek daugiau ar mažiau nori normalaus taikaus gyvenimo, sakykime, o ne eitis kažkokį tai kaimininės tos administracinės teritorijos dundukus ten žudyti, pjauti ar panašiai. Tai va, tam, kad dundukai norėtų būtent eiti tas kitas teritorijas žudyti, pjauti ir panašiai, tai tam, aišku, ugdomas nuo pat vaikystės patriotizmas, kad reikia ten už savo šalį, taip toliau, nors terariume, kaip ir sakiau, jokių šalių nėra, visas terariumas yra uzurpuotas, Nevidono, visur yra valdžios institucijose sėdi Nevidono tarnai, tai būtent administratoriai tų teritorijų. Ir jie, žodžiu, taip padarydami kažkokį tai teroristinį aktą savo šaly, apkaltina kitos šalies gyventojus ir tokiu būdu kurstomi tie
patriotai, kad žodžiu eitų jie ir žudytų vieni kitus. Tai čia toks Nevidono pats mylimiausias užsiėmimas yra karo, būtent tas spektaklis, karo teatras, kaip tas jis vadinasi, ne? Ne veltui ir yra tie kariniai biletai, ne? Nes jeigu turi karinį biletą, tai gali įti tą spektaklį jau dalyvauti kaip dalyvis, turėdamas tą karinį biletą. Na ir kada tik tai pradeda trūkti jau tų patriotų vadinamų dundukų, kurie eitų į tą karo spektaklį, tai tada pradedami daryti jau kažkokie tai sprogdinimai, naikinimai. Pasižiūrėkit, visi sprogdinimai, naikinimai niekad nesprogdina kažkodėl ten kokio nors Seimo, Dūmos, ar nežinau, ten Rados kokios nors ar panašiai. Visą laiką sprogdinami kažkodėl tai daugiabučiai, gyvenamųjų namų ten kažkokie tai, ar kažkas tokio panašaus, kada jau trūksta tų dundukų, kad tiesiog sukelti dar didesnį neapykantą vienos administracinės teritorijos dundukam prieš kitus ir tokiu būdu dar daugiau padidėtų, sakykime, tos gretos tų patriotų. Arba bent jau, jeigu patriotų gretos ir nepadidėja jau, sakykime, kada jau jie baigėsi, kad bent jau būtų pateisinamos tos žmonių, sakykime, gaudynės kaip Ukrainai ir vežimas į tą frontą utilizaciją, į vadinamą frontą. Iš tikrųjų, ten joks ne frontas, o tiesiog tas būtent vykdomas Nevidono garbiai karo spektaklis, kuriame vieni dundukai žudo kitus. Tai, dar tokia įdomią norėjau temą paliesti apie tą gyventojų skaičių, kur ten šneka, kad čia vis daugėja, vis ten statistika, vis ten kyla ir jau žodžiu ten milijardai vis didėja tų žemės ale gyventojų. Iš tikrųjų, jeigu tai žemės gyventojų visą laiką mažėja, iš tikrųjų, jis mažėja ir gan sparčiai mažėja. Ir kuo toliau, tuo mažiau reikia ir tų karų tam Nevidonui, kad dar toliau mažinti žemės gyventojus. Jau jis pasitelkia ir visokius ten skiepukus ir kitokius dalykus. Medicina labai gerai prisideda prie būtent tų gyventojų mažinimo, ir panašiai, žodžiu. Tai iš tikrųjų, tai žemės teritorijai, žemės gyventojų iš tikrųjų mažėja visą laiką, nedidėja, o mažėja. Tik tais, aišku, būtent ta mass media ir taip toliau visą laiką, kaip čia, sakykime, perša tas melagingas naujienas, kad gyventojų daugėja, bet iš tikrųjų tai tas yra mažėjimo iš tikrųjų tendencija, kuo aišku ir siekia, kad mažinti ir galų gale visai išnaikinti tos visus žemės gyventojus, kad Nevidonas galėtų pradėti tada jau naują ciklą, naujos, sakykime, biologinės rūšies, kaip žmonės visą laiką vis mažinami yra, arba, sakykime, humanoidai, jeigu juos pavadinsime, net nežinau, ar čia tinka toks. Žodžiu, būtybės, kurias augina tam terariume, tai jos vis mažėja, ten, nežinau, nuo 100 metrų ūgio iki dabartinio, dabar kaip ir jau sekantis turėtų būti apie 1,20 m ūgio, tie žmonės, ar 1,50 m gal maks. Jau čia bus krepšininkų 1,50 m. Tai tai turbūt tiek čia tam vidosiuke, dar turiu žiūriu temų, tai gal į kitą temą pabandysiu, į kitą, tai yra vidosiuką, pabandysiu išbumbėti. Tikiuosi buvo jums įdomu. Tikrai neturiu iš tikrųjų labai aš daug laiko dabar tom pasakėčiom užsiminėti. Aišku, ta kūryba man patinka tų pasakėčių. Įdomienos yra, aišku, jau ir pabodusios, nes manau, kad jau mano tų pasakėčių klausytojai ir patys daugmaž supranta, kas ten vyksta, kokios tos įdomienos ir iš kur, kaip sakykime, ten tos ausis kyšo, triušio ar netriušio, ar kažkokie, ar ragai gal ten kyšo, ne ausis visai. Tai štat kažkaip tas įdomienas esu ir pristabdęs, o šiaip kažkokią tai vieną kitą temą gal visai ir įdomu yra pabumbėti. Tai tiek turbūt tam kartui būtų ir iki kito vidosiuko. Dėkui, kad pažiūrėjot.